Gegužės 5 dieną visoje Lietuvoje minima vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinė šventė. Alytuje ta proga uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos vandenys rengia atvirų durų dienas. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija besirūpinanti, kad visi gertume švarų bei tyrą vandenį, o panaudotas vanduo neterštų gamtos, kreipėsi į moksleivius su prašymu sukurti vandens tiekėjo simbolį personažą, kuris taptų savotišku atstovu įvairių renginių metu. Nuo 2003 metų Lietuvoje yra aplinkos ministro įsakymu paskelbta vandentvarkos darbuotojų profesinė šventė. Tai būtent gegužės 5 diena ir panašiai šiuo laikotarpiu visoje Lietuvoje vandentiekiečiai šią šventę organizuoja. Vieni kitaip, kiti taip. Mes paprastai organizuojam atviras dienas, kad turėtume kontaktą su savo vartotojais, ypatingai su jaunaisiais mūsų augančiais vartotojais ir apžiūrim vandentvarkos ūkį, nuotekų valymo procesą, supažindinam su naujausiam technologijom. Žmonės ir vaikučiai domisi, jie dalyvauja organizuojamuose piešinių, kitokius renginių konkursuose, tokiu būdu platina ir domisi vandentvarkos ūkiu ir jo perspektyvomis. Juo labiau vykdomi darbai naujose rajonuose, klojami tinklai, yra ženklai, Europos pinigai naudojami, vykdoma viešinimo tos procedūros. Todėl manom, kad šita ir mūsų šiandieninė šventė, jinai taip pat bus tokia kaip tąsa europinių projektų vykdymo. Pirmasis šio konkurso etapas vyko rajonuose. Alytuje šį konkursą rengė uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos vandenys. Jame dalyvavo 8 Alytaus miesto vidurinių mokyklų ir Alytaus jaunimo centro moksleiviai. Sudaryta komisija iš viso įvertino 26 darbelius ir išrinko po 3 geriausius abiejose amžiaus grupėse. Prizinės vietas pasidalijo Alytaus jaunimo centro, Panemunės ir Dainavos vidurinės mokyklos moksleiviai.